Sveiki visi vandens mėgėjai ir mylėtojai, šiandien turime kovo 11 dieną, į objektą atvažiavom 8 ryto, vanduo paleistas jau buvo pusę 10 ryte. Bendras gręžinio gylis gavosi lygiai 11 metrų, visą kelią ėjo smėlis. Pajungiame užsakovą hidroforą, tokiu laikinu būdu, po to žmogus čia dušą pasistatys, tenai bus pirtelė. Tai va, įvadus pasidarys. Toksai buvo gražus vandeningas smėlis iki 11 metro. Po to prasidėjo jau užpilkėjo. Nuo 11 iki 13 jau užpilkėjo smėlis, vadinasi susigeležim. Dėl to filtro zoną sukišome 11 metrą. Taip atrodo gręžinio šachta, 2 gręžinio duobės. Pats užsakovas. Ir porą žodžių, kaip brigada atidirba. Šauniai, greitai, viskas. Nu tai sakau, kai būna lengvi gruntai, tai greitai ir pasidaro per keletą valandų iš tikrųjų. Kai to vandens. Ir aišku, ne visose Lietuvos vietovėse gaunasi tokie mini gręžinukai. Suprantu, kad čia taip vanduo atrodo bėga, viskas gražu. Bet čia Kazlų rajono esam. Kazlų rajone. Tai va, tai užsakovas nenorėjo, kad sakytume tikslę vietą. Va. Kubas į valandą, 43 litrai, 12 litrų kibiras vandens prisipildo. Pripilsim vandens. Pasižiūrėsim tokį vidai. Išpilt vandenį. O taip pat, pažiūrėsim, kaip jau vanduo prasivalė pilnai. Va, vanduo visiškai krištolas, pilnai prasivalęs, jokios geležies nieko nėra. Tai jau žmogus į porą tūkstančių staupa ant nugeležimo filtrų. Atvažiuojam su džipuku prie kabelę. Reikalingas grįžimo procesui vanduo. Tai va, tenai nedidelis prudelis pas žmogų yra, tai va, vandenį grįžimo procesą ėmėm, pumpavomės. Ir va, toksai va, tik tai bardakėlis gaunasi po mūsų gręžinio duobės ir gręžinio šachtą. Viskas, tas pats smėlis grįž, visas gruntas sudėl į duobes ir po to jau žmogus jau įvadą pasidarys ten, kuriam reikia. Tai va, gražiai vietoj, aplink pušynai, jokio molio, nei gramo nebuvo, vien tik tai smėliai. Va, graži diena, gražus ir gręžinukas, va, gražiai atrodo, viskas puikiai bėga. Bet dar kartą pasikartosiu, ne visose Lietuvos vietovėse gaunasi tie mini gręžiniai, tai va, kai žmonės paskambina, atsiųskit savo lokacijos tašką ar tikslų adresą, tai tada jau galima bus orientuotis, ar tenai tikėtina, kad bus tas mini gręžinys pavykęs ar ne. Nes tikrai čia ne visur pavyksta. Ne visur pavyksta tokie gręžinukai. Nu tai ką tada, visiems geros dienos ir gero vandens iki.